Labas vakaras. Marijampolės televizijos eteryje trečiadienio žinios. Netrukus laidoje. Nauja gamykla Marijampolėje planuoja tapti didžiausiu gamybos kompleksu Lietuvoje. Rekonstruojamas Marijampolės kalėjimas. Marijampoliečiai įkūrė mikrorajono bendruomenę 3 sūduviai. Kaip pranešėme žiniose, vakar buvo pasirašyta sutartis dėl Danų langų ir durų gamyklos statybos Marijampolės laisvoje ekonominėje zonoje. Kokios naujos galimybės Marijampolėje atsivers pastačius didžiausią gamybos kompleksą Lietuvoje, kalbamės su savivaldybės mero pavaduotoju Povilu Isoda. Štai čia Marijampolės laisvojoje ekonominėje zonoje įsikurs Danijos kapitalų langų ir durų gamintojos Dovista gamybos kompleksas. Į jį per ateinančius 4 metus planuojama investuoti iki 50 milijonų eurų ir sukurti apie 300 naujų darbo vietų, o ilgalaikėje perspektyvoje pastatyti didžiausią gamybos kompleksą Lietuvoje ir sukurti 1000 naujų darbo vietų. Savivaldybės mero pavaduotojo Povilo Isodos teigimu, Marijampolė šiai didžiulė investicija pasirinkta neatsitiktinai. Daugiausiai prie šito investuotojų pritraukimo vis tik prisidėjo mūsų laisvos ekonominės zonos administratorius Arvi įmonių grupės įsteigta įmonė ir Investuok Lietuvoje, kurie bendrai kartu tada jau jungiant ir savivaldybę sugebėjom vis tik įrodyti, kad būtent Marijampolėje jiems bus tinkamiausia vieta, kad čia bus geriausios sąlygos ir ta investicija, ir tie investuotojai pasirinko būtent mus. Jiems Marijampolėje išskirtinį įspūdį padarė investuotojai, kaip Silandai, būtent Danijos. Jie nustebo, pamatė tokį nedidelį palyginus miestą pagal jų mastelį, bet reiškia su tokia tvarkinga infrastruktūra, sutvarkytas pats miestas, patiko bendravimo kultūra, labai jie nustebę buvo, reiškia, greitį, derybų greitis, informacijos pateikimo greitis. Na ir aišku, skirtinė mūsų laisvos ekonominė zona, jiem labai patiko atidį dar vis tuščia, nėra kaiminystė jokių gamyklų, jokių kaminų. Laisvo ekonominė zona pati įsikūrus gamtoje, laukuose, prie pat miesto, bet reiškia ne mieste. Naujojo investuotojo požiūris į darbuotojus turėtų greitai paversti jį geidžiamiausiu regiono darbdaviu. Jie nori didelio lojalumo su darbuotojais, jie visada tą akcentavo, sąlygas žmonėms, kad būtų patogu, kad būtų privažiavimai, kad ir autobusai, ir maršrutai, ir darželiai vaikams, kad būtų vyrų ir moterų, reiškia, lygios galimybės, kad galima būtų įdarbinti tokius išskirtinius reikalavimus, tokius klausimus turėjau, ko iš kitų investuotojų nebuvo. Pasirašant sutartį, investuotojas akcentavo, jog pirmenybę teiks vietiniams darbuotojams. Jie nori, kad pirmiausia gamykloje dirbtų marijampoliečiai. O po to, aišku, jau kiek truks, jie planuoja ir atsivežti ir iš regiono, jie ir sako, tai bus ne tik Marijampolės projektas, bet tai bus viso regiono ir aplinkinių savivaldybių, ir Kalvarijos, ir Kazlų Rūdos, ir Vilkaviškio. Aš manau, žmonės tikrai dirbs šioje gamykloje ir jie būtent ir klausė to, ar mes būsim pajėgus atvežti, mes pristatėm ir savo vežėjus, kuriuos turim, kad tikrai tos visos galimybės bus sudarytos. Investuotojas iš Danijos išsinuomojo visus 15 laisvojoje ekonominėje zonoje įrengtus infrastruktūrinius sklypus. Jie planuoja, kad pavasarį ateinančių metų pradės statybas ir tos statybos jų ten jau išdirbtos, tai mes tikimės, kad į metų galą gal net ir darbuotojai pradės jau įsidarbinti. Pas mus Marijampolėje bus gaminami langai, aliuminio ir medinių profilių, reiškiasi, ir durys. Būtent šie 2 produktai planuoja, kad tik šitie 2 produktai 2 prekės ženklų pagrinde, bet kadangi jų yra grupėje virš 10 prekės ženklų, tai jie ateityje planuoja galbūt ir vieną kitą savo dukterinės, tas vadinamas partnerių įmonės pritraukti. Vienas iš savivaldybės vadovų tikisi, kad ši didžiulė investicija turės teigiamų poslinkių ne tik Marijampolės, bet ir viso regiono gyventojams. Investuok Lietuvoje atliko didelius skaičiavimus ir iš tų skaičiavimų matyti, kad visos investicijos valstybės ir savivaldybės, kurios įdėtos į šitą laisvą ekonominę zoną, jeigu bus viskas kaip planuojam, jau po 3-4 metų atsipirks visi tie įdėti milijonai.
Tai aš tikrai esu įsitikinęs, kad šitas projektas su tais masteliais, su tokiais kiekiais investicijų ir kiek darbuotojų jie planuoja priimti, tai iš principo sukrės visą regioną. Aišku, šiek tiek gal neramu ir dabar veikiantiems darbdaviams, bet nieko nepadarysim. Mūsų didieji verslininkai tikrai pritarė šitą investiciją ir jie sako, viskas dėl regiono, o dėl darbuotojų reikės konkuruoti. Atėjęs toksai investuotojas į Marijampolės regioną tikrai bus konkurencingas ir jisai privers visiems ir kitoms įmonėms, jeigu norės išlaikyti įmonės darbuotojus, turės kelti tos lyginimus. Jie jau dabar, taip kaip sakant, čia yra komercinė paslaptis, mes tikslių skaičių nežinom ir turbūt negalim pasakyti, bet pagal jų pateiktus duomenis šitoje įmonėje, ir Lenkijoje kaiminystėje dirbančioje atlyginimai mokami viršė vidurkį tiek paprastų darbuotojų, tiek aukščiausių lygių specialistų. Tai mes tikimės, kad tikrai atsilieps žmonėms ir labiausiai, ko mes tikimės, aišku, visų pirma, tai susigrąžinti į Marijampolės regioną išvykusius žmonės, ypatingai tuos, kurie paprasti yra darbuotojai, darbininkai dirbantys įvairiose Europos valstybėse, tai čia yra ta įmonė, kuri galbūt mes sugebėsim prikviesti tuos žmonės ir nors šiek tiek jų susigrąžinti į Marijampolę. Pradėta Marijampolės pataisos namų rekonstrukcija. Jie siekiama pagerinti ir nuteistųjų, ir su jais dirbančių pareigūnų saugumą. Projekto vertė apie 1 milijoną eurų. Rekonstruojamas Marijampolės kalėjimas. Dalis nuteistųjų gyvenamųjų patalpų pertvarkomos į kamerų tipo patalpas. Įvertinant tai, kad Lietuvos bausmių vykdymo sistemų visos įkalinimo įstaigos yra pastatytos beveik prieš 50 ir daugiau metų ir visi pastatai nuo to laiko nebuvo rekonstruoti ar kažkaip atnaujinti, vyriausybė 2014 metais nutarimu patvirtino laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą. Ir programoje buvo patvirtinta 10 projektų ir vienas iš tų projektų Marijampolės pataisos namų vieno korpuso rekonstrukcija į kamerų tipo patalpas. Kadangi iki šiol nuteistieji Lietuvos įkalinimo įstaigose gyveno bendrabučio tipo patalpose ir dabar dar gyvena jie taip. Rekonstruojamame viename 4 aukštų korpuse bus įrengtos vienvietės, dvivietės ir 3 vietų kameros. Jose galės gyventi netoli 100 kalinių. Rekonstrukcija atliekama valstybės biudžeto lėšomis. Ji kainuos apie 1 milijoną eurų. Darbus planuojama užbaigti šių metų pabaigoje. Atlikus rekonstrukciją bus taupomos biudžeto lėšos pastatų eksploatacijai, pagerės ir kalinių, ir pareigūnų saugumas. Seni pastatai energetiškai yra nenaudinga, tokius pastatus kaip ir visoje Lietuvoje dabar ir privačių butų savininkai renovuoja, rekonstruoja savo butus. Taip ir čia numatyta, kad taupant biudžeto lėšas energetinėm išlaidom rekonstruotai bus šildymui, vandeniui taupoma pinigai. Kitas dalykas, kadangi nuteistieji sėdės kamerose, juos lengviau prižiūrėti, bus saugumas tiek personalui, tiek patiems nuteistiesiems bus saugiau atlikti bausmę. Ar bus tęsiama ir kitų pataisos namų pastatų rekonstrukcija, dar neaišku. Mat planuojama 2022 metais Marijampolės kalėjimą uždaryti, o nuteistuosius perkelti planuojamuose statyti pataisos namuose prie Šiaulių ir Klaipėdos. Tačiau ar planai virs realybę, parodys laikas. Dabar Marijampolės pataisos namuose bausmę atlieka 980 nuteistųjų. Aktyvūs draugystės gyvenamojo rajono gyventojai susibūrė į bendruomenę 3 sūduviai. Steigėjai tikisi sutvarkyti ir papuošti seniausią Marijampolės mikrorajoną. Lietuvoje, o ir Marijampolėje padėjuojama, kad neturime pilietinės visuomenės, aktyvių su partijomis nesusidėjusių žmonių, kurie imtųsi iniciatyvos patys kurti ir sugebėtų kitus įtraukti į bendruomeninę veiklą. Tačiau ne visi sėdi ranką sudėję. Draugystės mikrorajono gyventojai nusprendė burtis į bendruomenę. O tai čia toks jau darimas, kuris reikalauja tarp kitko ir būtinybės. Pažiūrėkime dabar į tą miestą pusę. Viskas gražu, kur beeitum, ir šaligatviai, ir gatvės, ir namų papai, viskas tvarkinga yra. O štai, kai pažiūrime, toliau šitoj pusė jau yra. Tas senoviškas visas kvartalas. Tai štai taip ir gimė mums čia 3-4 žmonių, tų suvalkiečių, nors aš jau nebesuvalkietis. Tačiau padaryti tą tokio, kad būtų galima irgi prisijungti prie bendrojo miesto.
ir tų pačių žmonėm pagerėtų kažkokios taip gyvenimo sąlygos. Tai va štai tai pasidarė bendruomenė ir ją pavadinom tik 3 sūduviai. Žinoma, dar mes jokios veiklos nesam darę, dar nespėjome, viskas yra jau įregistruota, sustiguoti visi popieriai, leidimai dirbti yra gauti. Dabar belieka toliau tartis, rinktis, aiškinti žmonėm ir pradėti savo tą čia darbą šitoj teritorijoje. Kokią teritoriją žada apimti naujoji bendruomenė? Kauno gatvės visa dešinioji pusė ir iki Sporto gatvės ir toliau iki Geležinkelio gatvės. Štai šitas visas kvartalas šiandieną numatomas. Ir tikimės, kad žmonės įsijungs į tą bendrą gyvenimą mūsų. Kokie darbai laukia 3 sūduvių bendruomenės? Mes per daug kol kas negalime prognozuoti savo tolimesnės didelės veiklos, bet mūsų noras pagražinti tai, kas yra, kad žmogus suprastų ir įsijungtų į tą grožio kūrimą, į tą tokį bendrą gyvenimą. Būtų mūsų pirmas šūkis toks. Į dieną nenumesk šiukšlės, bet pakėlęs įdėk į šiukšlių dėžę. Vat nuo to pradėsime gyvenimą, o gal tada biškiai gražiau bus. Šiandieną dar kol kas yra planų iš pinigų, taip sakant, iš Europos ir mietinių, ir Lietuvos pinigų. Galbūt reikia suspėti į juos. Ir norime kurti projektėlius, prašyti pagalbos iš kur galima ir ruoštis gyvenimui tolimesniam. Reikia pasakyti atvirai, kad žmonės šitam procesui dar yra abejingi. Ir jų nori dar tokie senoviški. Man padaryk. Aš noriu, kad būtų taip. O tą padarymą reikia ir paveikti tą žmogų taip, gal kad jis irgi prisidėtų prie to bendrojo mūsų tikslo. Sunku bus be abejo, sunku. Bet mes neinam į lengvus darbus. Degučių seniūnės Valdos Riklinis nuomonė, Gintautas Kavaliauskas nesirinka lengvų kelių. Kad jo žodžius lydi darbai, įrodo kartu su namo bendrija įgyvendinta 12-aukščio renovacija, kuri iki šiol lieka pavyzdžių kitiems. Bet ar užteks energijos naujam projektui įgyvendinti? Bijau sakyti apie energiją visą tą, vis tik tai tie metai, kurie buvo praleisti dirbant žemės ūkyje visą gyvenimą ir fermos ir sandėliai ir panašiai, nebuvo kada atsikvėpti. Todėl ir dabar kažkur dar, kol jėgų šiokių tokių yra, norisi krutėti. Tapytojų plenero dalyviai Marijampolėje ieško Dievo amžinojo grožio pėdsakų. Kūrybinę dailininkų stovyklą surengė Šventosios šeimos seserų vienuolija. Marijampoliečiai jau priprato prie ant pastatų sienų piešinčių dailininkų. Tačiau išvysti mieste senamadiškai atrodantį tapytoją su molbertu sutikite retenybė. Bet Šventosios šeimos seserų vienuolija ėmė ir surengė kūrybinę dailininkų stovyklą, į kurią pakvietė garsus Marijampolės ir Kauno kūrėjus. Tema šio plenero yra Tavo viešpatie veido aš ieškau. Tai galėčiau sakyti, tai yra tokia religinė tema, krikščioniška. O suorganizavo krikščionišką, todėl kad organizuoja mano seserys, Šventosios šeimos seserys, kurios gyvena čia Marijampolėje. Tavo viešpatie veido aš ieškau, tai mes turim kiekvieną rytą meditacijas, turim tokius mokymus, mąstymus, maldą ir tokį pasiruošimą tai dienai. Tai veido ieškoti galima visame kame viešpaties, nes jis yra kūrėjas. Jis yra mūsų tėvas ir jau jūsų veide galima matyti jo veidą viešpaties. Tų žmonių, kurie čia yra gamtoje, galima matyti, galima architektūroje matyti viešpaties veidą. Va, kad ir šitą bažnyčią, kurią mes tapom dabar, ne, gražių formų, gražių linijų ir gražių šešėlių, tokių atspalvių bažnyčia. Tai mes matome čia viešpaties veidą, nes žmogus yra mažas kūrėjėlis. Kaip sakė amžinatilsį prelatas Rupšys, švento rašto vertėjas. Mažas kūrėjėlis. Ir mes esame tie kūrėjėliai, kurie bandome kaip tėvas kurti savo rankomis tą grožį ir tęsti viešpaties darbą. Baigsis pleneras, liks menininkų bendrumo jausmas, šviesios akimirkos, atsiminimai ir nutapyti darbai. Tai mes turime tokį variantą padaryti 2 darbus ant drobės ir laisva tema. Mes pasirinkome šiuo atveju 3 architektūrą, bažnyčios architektūrą. Kiti tapo peizažą, kiti tapo abstrakcijas ir tai nėra nustatyta kažkokia tik tai.
Štai tiek informacijos parengėme šiandien. Ačiū už dėmesį, visiems linkiu ramaus vakaro. Marijampolės profesinio rengimo centras – moderni ugdymo įstaiga, išsikovojusi pripažinimą ne tik regione, Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Čia gausi gerą išsilavinimą ir puikų startą sėkmingai karjerai. Tu gali pasirinkti paklausę mokymo programą iš siūlomų 28, įgyti pagrindinį, vidurinį ir profesinį išsilavinimą, gauti stipendiją, gyventi bendrabutyje, įsigyti vairuotojo pažymėjimą, dalyvauti aktyvioje neformaliojo ugdymo veikloje, būti respublikinių ir tarptautinių projektų dalyviu. Paklausęs mokymo programas pasirinkusiems mokiniams netenka nerimauti, kur įsidarbinti. Besimokydama 3 metus Marijampolės profesinio rengimo centre įgijo padavėjos ir barmenės kvalifikaciją. Kartu įgijo ir vidurinį išsilavinimą, gavau brandos atestatą. Didelis pranašumas bei materialinė nauda, tai visada gaudavau stipendiją, buvo sudaryta galimybė įsigyti vairuotojo pažymėjimą bei gyventi centro bendrabutyje. Profesinius įgūdžius tobulinau centre esančioje mokomoje kavinėje, dalyvavome profesinio meistriškumo konkursuose ir stažuotėse užsienyje. Beje, mūsų specialybės mokinys nacionalinėme padavėjų ir barmenų konkurse laimėjo 2 vietą. Kadangi pasirinkta specialybė yra paklausi darbo rinkoje, įsidarbinau dar baigiamosios praktikos metu. Mokomės gerai rinktose kabinetuose, dalyvavom respublikiniuose konkursuose, apie kosmetikos ir plaukų priežiūros naujoves atvyksta supažindinti grožio salonų konsultantai. Besimokydama gavau stipendiją, kompensavo važiavimo į centrą išlaidas. Turėjau galimybę gauti materialinę paramą. Centre puiki edukacinė aplinka. Naujausias technologijas mokiniai įsisavina moderniuose mokymo kabinetuose ir laboratorijose. Turi galimybę dirbti su naujausia neseniai įrengto sektorinio centro įranga. Marijampolės profesinio rengimo centras mokiniams sudaro galimybės semtis žinių ir kelti kvalifikaciją užsienyje. Apie 220 mokinių jau stažavosi daugiau kaip 20 užsienio valstybių. Dalyvau stažuotoje Maltoje, kiti mano draugai stažavo Ispanijoje, Tenerifės saloje. Įsitikino, kad praktinio mokymo metu tikrai daug ko išmokome, nes išvykoje nebuvo sunku atlikti įvairius talystės darbus. Mokykla rengia technologiškai išprususius ir kvalifikuotus specialistus, atitinkančius Marijampolės regiono ir šalies darbo rinkos poreikius.
Šitas profesinio rengimo centras ruošia būtent realiai dirbančių žmonės ir ekskavatorių vairuotojus, ir mechanizatorius, ir tuos darbininkus, kurie atlieka tuos realius darbus. Ir jie dirba ir kvalifikuotai, ir profesionaliai, ir tikrai visos tiek kelių priežiūros įmonės, tiek privačios kelių tiesimo įmonės labai noriai priima šitos mokymo įstaigos darbuotojus. Marijampolės profesinio rengimo centre gali ne tik įgyti profesiją, bet ir baigti gimnaziją. Argi ne puiku būtų vienu metu gauti ir vidurinį išsilavinimą, ir įgyti specialybę? Čia besimokindami tapsite pranašesni už savo bendramžius ir sutaupysite laiko. Tai tik pirmas žingsnelis tavo karjeroje. Baigęs vidurinio ugdymo programą, sėkmingai išlaikęs mokyklinius ir valstybinius egzaminus ir gavęs brandos atestatą, turėsi teisę rinktis tolimesnės studijas kolegijoje ar universitete. Taip pat įgysi lengvatų ir bus pridedami konkursiniai balai. Ką pastebi visi mokiniai atėję į gimnazijos skyrių? Gimnazijos skyriaus mokytojai ne tik sugeba aiškiai išdėstyti savo dalyką, tačiau yra motyvuojantis, uždegantis ir padedantis mokiniui siekti savų tikslų. Kiekvienas žmogus yra asmenybė. Tai akcentuojama ne tik pamokų, bet ir popamokinėje veikloje. O svarbiausia, kad visose veiklose mokinys yra lygiavertis idėjų skleidėjas. Būk gimnazistas ir įgyk profesiją. Marijampolės profesinio rengimo centras jau paneigė mitą, kad profesinį mokymasi renkasi savo ateitimi nesirūpinantis jaunuoliai. Tie, kurie renkasi mūsų profesinio rengimo centrą, gaudami kartu ir brandos atestatą ir paskui arba dirba, arba siekia tolesnių mokslų. Ypatingai dabar, kadangi, kiek žinau, Marijampolėje bus įgyvendinama laisva ekonominė zona, ten reiks labai daug darbuotojų ir perkvalifikuoti, ir mokyti naujai, tai netgi jau kalbėjausi kelis kartus su vykdančiųjų direktorium, domėjosi ir jisai, ir užsienio tos bendrovės, kurios galvoja ateiti, pirmiausiai klausia, ar bus galima kažkur tai persikvalifikuoti, kažkur tai mokintis ir padėti jiems įgyvendinti tuos jų planus. Investuok į savo ateitį, įsigyk profesiją. Uždaroji akcinė bendrovė Eldoradas vieninteliai Marijampolės regione plieninių sienų, stogų dangų, lietaus sistemų gamintojai. O štai tokio profilio čerpės imitaciją aukštos bangos ir daug tvirtesnę už kitas bendrovė Eldoradas gamina apskritai vieninteliai Lietuvoje. Žaliavas įmonė atsiveža iš Prancūzijos, todėl garantuoja kokybišką ir ilgaamžę produkciją. Dirbama švediškomis automatizuotomis staklėmis pagal švedų technologiją, o profesionalūs meistrai greito ir kokybiško darbo garantas. Bet koks užsakymas įvykdomas per savaitę ir greičiau. Bendrovės Eldoradas produkcija gausiai naudojama ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Įvertinkit kokybę bei profesionalumą ir jūs. Orų rubrika remia Sumani TV. Naujos kartos Seagates televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, be kritulių. Pūs silpnas šiaurės vėjas. Naktį termometras rodys 15 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus debesuota, lis pūs rytų vėjas 4 m/s greičiu. Dienos temperatūra 17 laipsnių šilumos.